Tai Dalia, sakykit, ko reikia, kad diena būtų gera? Kad diena būtų gera, saulės, tvarkingai atsikelti, išsimiegojus, tą koją išlipti iš lovos. Ir turbūt, kad kavos dėžutė dirbtų tą. Taip, be abejo. O ko reikia, kad paskaita būtų gera? Kad paskaita būtų gera, reikia, kad susirinktų studentai, kurie ne tik sėdi ir maigo telefonus, bet bendrauja su tavim, klauso, klausia, diskutuoja. O ko reikia, kad 3-4 studijų metai taptų legenda, istorija, kurią norėtųsi pasakoti ir prisimintum kaip geriausią auksinį savo laiką? Tiesiog reikia nedaryti dramų ir gyventi. Nes ties paskaitomis ir studijomis biblioteka gyvenimas nesibaigia. Be studijavimo dar reikia ir studentauti. Tai šiandien kalbame su studijų ir konsultacijų centro vadove Dalia Urboniene. Dalia, ar pati prisimena dar savo studijų laikotarpį? O taip. Ką studijavot ir kur? Ką studijavau Vilniaus pedagoginiame institute, istorija ir visuomenės mokslas, taip pat edukologiją. Mokiausi 5 metus, turėjau patį gražiausią laiką savo gyvenime, kada savo atrodžiau labai protinga, lakščiau po Vilnių išsipinusi plaukus. Žodžiu, gyvenimas buvo labai geras, kaip studento. Tai buvot moksliukas ar tas pasiutelis, kur bėga iš paskaitų? Iš paskaitų tai nebėgdavau, bet ir nebuvau tokia super moksliukė, tiesiog man labai gerai viskas sekėsi. Nereikėjo dėti labai daug pastangų, viskas labai slydo kaip per sviestą. Tai kaip tas gyvenimas atvedė į Panevėžio kolegiją? Oi, į Panevėžį, aš esu panevėžietė, 3 kartos panevėžietė, mano seneliai dirbo darbą susijusi su mokykla, senelis buvo berniukų gimnazijos, Balčikonio gimnazijos sargu, su varpeliu skambindavo pamokų pradžiai ir pabaigai, močiutė buvo Žemkalnio gimnazijos, mergaičių gimnazijos sargė, irgi su varpeliu. Mano mama mokytoja, mano giminėje daugybė mokytojų ir aišku savaime, kad kito pasirinkimo tarsi ir nebuvo. Tik pedagogika. Tik pedagogika ir aš ten nukeliavau, o kada baigiau studijas, gavau pasiūlymą studijuoti aspirantūroje, bet tais laikais kažkaip nesupratau, kas yra ta aspirantūra ir pagalvojau, kad man reikia gyventi grįžti į Panevėžį. Gavau pareikalavimą į 11 vidurinę dabartinę Saulėtekio progimnaziją ir taip atsidūriau Panevėžyje. Bet padirbau metus laiko ir supratau, kad aš greitai išprotėsiu su mokyklos kasdienybė ir tuo metu kaip tik gavau pasiūlymą dirbti Andriaus Domaševičiaus medicinos mokykloje. Ir va tokiu būdu 87 metais atsikrausčiau į medicinos mokyklą, tada buvo pertrauka, dirbau turizmo srityje ir vėlgi nuo 99 metų grįžau jau į Panevėžio kolegiją. Tai ar labai skiriasi tas mokytojo ir dėstytojo darbas? Oi, labai. Aš dabar mėgstu sakyti, kad manęs net surištos niekas nebegražintų atgal į mokyklą, ypač iš dabartinę mokyklą, todėl kad, nežinau, gal aš tokį turiu įspūdį susidarius, kad dabartiniams mokiniams galioja tik jų teisės, pareigos kaip ir pamirštamos, mokytoja gali filmuoti, iš mokytojo gali tyčiotis ir daryti įvairiausius dalykus. Mokytojas tarnauja ir mokiniams, ir tėvams. Na, o aukštojo mokykloje, aš manau, ateina mokyti žmonės, kurie nori mokytis. Tai čia nepasitaiko filmavimų, kritikavimų, pašpilkavimų? Aš nežinau, aš stengiuosi su studentais bendrauti taip, kad viso šito nebūtų. Man studentas yra draugas, aš visus gerbiu ir turiu tokį posakį, visada pasakau prieš pirmą paskaitą, kad aš mylėsiu jūs kaip dušę, bet kreisiu kaip grūšę. Esu sąžininga su visais, reikalavimai visiems vienodi,
Tiesiog. Tai turbūt ne veltui jūsų kabinetą puošia ir metų kirvio, ar ne, ir metų dėstytojo apdovanojimai. Taip, paradoksas, vienais metais gavau metų kirvio apdovanojimą, kitais metais jau fakulteto metų dėstytojas, bet šiaip sakau, aš visada sutariu, draugauju su studentais, gerbiu juos, priimu kiekvieną nuomonę, net jeigu jinai ir nesutampa su mano nuomonė. Mano toks yra moto studentams, sakau, kad jeigu jūs sugebėsit apginti savo nuomonę, net jeigu ir bus neteisinga, bet argumentuosit, aš ją priimsiu. Jūs kaip matematikos egzaminas, vienais metais labai sunkus, o kitą met pagerėja, kad statistinius rodiklius pakeltų šiek tiek ir pagerintų. Studentai, ar ne? Ar jie keičiasi? Nu, ne vienerius metus dirbat ir matom, aš bent jau žvelgdama taip irgi retrospektyviai matau, kaip keičiasi mūsų studentas pagal tam tikrus rodiklius, ar ne? Pavyzdžiui, amžius, kad vis vyresnis tampa mūsų studentas. Keičiasi studentas pirmiausia dėl to, kad technologijos žengia į priekį ir jeigu aš prisiminčiau savo pirmus metus kaip dėstytojas, tai užtekdavo pasigaminti kelias skaidrės paskaitai ir būdavo klausau ir rašau. Dabar studentai praktiškai nebekonspektuoja paskaitų medžiagos. Dabar reikia būti ne tik kad vienu žingsniu į priekį toliau už studentą technologiškai, bet per mylę toliau negu studentas, nes jeigu tu nespėsi pagal technologijas naujausias, tai tu niekam nebūsi įdomus. Šiandien pedagogui yra be galo sudėtinga, todėl kad ką mes dar galim duoti kaip pedagogai, kai viską duoda socialiniai tinklai, kai duoda dirbtinis intelektas, kai žiniasklaida, spalvota rinkodara, viskas moko visus ir visi gali viską išmokti puikiai be dėstytojo. Tai šiandien yra misija labai sunki būti dėstytoju. Tai ko tada mokot? Kokias disciplinas dėstot? Dėstau sociologiją ir tarpkultūrinės komunikacijas. Tai man šitie dalykai labai patinka. Sociologija, kaip aš mėgstu sakyti studentams, yra, mes mėgstam pažiūrėti per rakto skylutę, kaip gyvena mūsų kaimynai. Tai sociologija yra legalus būdas tai padaryti. Tai yra mokslas apie mus. Kaip mes gyvenam, kodėl taip gyvenam, kodėl sutarėme arba nesutarėm, kodėl paklūstam valdžiai ir visi kiti dalykai. O tarp kultūrinės komunikacijos savaime suprantama yra įdomus dalykas. Man sociologija studijuojant buvo tokia sunki, kad aš turbūt buvo vienintelis egzaminas per 4 metus studijuojant, kurį teko perlaikyti. Ir šiandien dieną su šypsena prisimenu, nes atrodė, ką ten mokytis. Sociologija, čia apie žmonės, visi viską suprantam, ar ne? Beje, kodėl man labai patinka sociologija, todėl, kad aš turėjau labai įsimintiną dėstytoją. Tikrai esat girdėję, Liutauras Degėsys, poetas, eseistas. Tai, aš nežinau, čia man dėstytojo etalonas. Ir aš vien dėl to, kad jis man dėstė, aš taip lengvai priimu tą pasirinktą kelią. Tiesiog. Tai šiandien dieną turbūt ypatingai svarbios jūsų disciplinos, ką dėstot, nes tampam vis daugiau multikultūrinę valstybę irgi, ar ne, tos sienos atsiveria. Ir šiaip jūs esat Erasmus pirmūnas, turbūt Panevėžio kolegijoje dėstytojų tarpe. Ne pirmūnas, bet tame tarpe. Tarp tų pirmūnų, kurie daug keliauja ir mato tą pasaulį. Ką šiandien parsivežat iš tų kelionių? Iš tų stažuočių, ar ne? Tai kiekviena kelionė, kiekviena stažuotė yra nauja patirtis. Tai yra socializacija. Tiesiog aš socializuojuosi gyventi įvairiomis sąlygomis, su įvairių kultūrų studentais, su visiškai kitokių kultūrų studentais. Ir aš džiaugiuosi, kad aš jiems kažką tai galiu duoti, papasakoti, pabendrauti. Tai neįkainojama patirtis, net ir į Latviją nuvažiuoti. Dažnas sako, kad ten Latvija, tai koks čia jau užsienis, bet tai važiavimas į Latviją irgi patirtis, kiekvieną kartą vis kitokia. Kuri šalis yra pati įsimintiniausia, kur tekot būti? Ar šalis, ar studentai? Nes šalis, matot, aš dirbau turizmo srityje, tai aš nemažai tų šalių esu apvažiavus ir ne Erasmus rėmuose. Bet jeigu reikėtų prisiminti studentus, tai vienareikšmiškai Turkijos studentai patys žingeidžiausi, aktyviausi. Tiesiog mano pirmas kartas į Ordų universitetą buvo be galo įsimintinas, nes auditorijoje sėdėjo apie 150 studentų ir visi jie klausinėjo.
Ir mūsų paskaita išsitęsė vietoje 1,5 valandos iki 2 valandų. Mes kalbėjom, kaip pagaminti cepelinus. Aš gavau kvietimą į namus ateiti ir pagaminti cepelinus. Tiesiog labai žingeidų studentai ir jie nebijo. Jeigu reikėtų palyginti su mūsų studentai yra labai nedrąsus, labai susikaustę, labai tiesiog vengia užduoti klausimus, bet aš turiu savo būdų, kaip juos pajudinti. Čia turbūt ne veltui ir atvykstantis dėstytojai sako, ar ne, kad kodėl jūs nesišypsot ir nekalba? Šypsotis tai dar šypsosi, bet kalbėti, klausti kažko labai sunku, bet aš išprovokuoju. Čia išduosi dabar vieną tą tipsą, kaip jaunai dėstytojai. Yra tokia tema įsitikinimai visuomenės ir aš turiu tokias būdinčias 2 temas pajungus, tai yra kaip mes žiūrime į homoseksualius asmenis ir kita tokia tema, ar visi musulmonai kelia pavojų mūsų valstybės saugumui. O tada ir užverdam diskusiją. Ir taip, kai pradedi šitą diskusiją, paskui daug lengviau ir kitas temas yra analizuoti, tai tiesiog karštos diskusijos. Karštos ir turbūt dabar visuomeniai, Panevėžy matom, naujienų portalai, socialiniai tinklai mirga, ar ne, pamato dviratį, pamato Bolto vežėją, sako, oi, čia kolegos arba KTU studentas, ar ne, nes kai kurie dar čia maišo ir netrenka visiškai. Jūs sakėt, studentai šalyse skiriasi. Kaip yra pas mus, ar ne? Dabar turim tikrai multikultūrinę bendruomenę, irgi studentų, apie 200 turim užsienio studentų. Ar jie kitokie negu lietuviai, ar juos reikia kitaip jiems dėstyti ir mokyti? Turit galvoj Maroko studentus? Marokas, Bangladešas. Šiek tiek kitaip, bet jie yra aktyvesni už mūsų studentus. Aišku, yra tam tikras kalbos barjeras, kai kuriems lengviau sekasi, kai kuriems sunkiau. Ir jie yra tokie, net nežinau, mūsų studentai galbūt irgi naudoja ir dirbtinį intelektą ir kitas pagalbinės priemonės, bet jie stengiasi nuslėpti, kad tai daro. Tuo tarpu Maroko studentai viską daro atvirai ir išpūtę akis aiškina, kad jie patys yra tokie protingi ir kad be dirbtinio intelekto pagalbos padarė kažkokią tai užduotį. Tai tiesiog jie truputėlį drąsesni, jeigu galima vartoti tokį žodį naglesni ir kažkaip tai įrėsi per studijas čia. Kaip manot, kaip jiems seksis adaptuotis mūsų bendruomeniai, nes kai kurie iš jų turi norą, ar ne? Ypatingai Indijos studentai buvo patenkinti gyvenimu Panevėžyje, labai įsiliejo į bendruomenės čia ir badmintoną žaidė, ir į bažnyčią vaikščiojo. Jiem čia labai patiko, nors aišku, jie buvo ruošiami ir iškeliavo toliau dirbti į skandinavų šalis, ar ne? Ar jie pritaps pas mus, ar įsilies, ar iš tikrųjų papildys tą darbo rinką? Vargiai, kad didžioji dauguma jų čia pasiliks. Aš manau, kad 70 prieš 30%, 30%, sakykime, kurie bus suinteresuoti adaptuotis, visi kiti. Kol kas bent jau, kadangi aš daugiausia su pirmakursiais dirbu, tai pirmas jų ateimas ir pirmas semestras man susidaro toks įspūdis, kad mes čia esam tarpinė stotelė ir jie suka galvas, kaip greičiau iš čia pabėgti. Ir tikrai dabar, pavyzdžiui, kolegijai aš nematau jau daug tų studentų, kuriems dėsčiau, nes jų tiesiog nebėra, arba jie išvažiavo kažkur kitur, arba grįžo namo, bet šiaip kas liko, tai šviesus veidai liko. O kaip yra su Lietuvos studentais? Ar mes irgi esam tarpinė stotelė, Panevėžys tramplynas į Vieną, Londoną, Ameriką ar Vilnių? Oi, nežinau net ką atsakyti. Viskas priklauso nuo to, kaip tu čia atėjai, ar tu atėjai būdamas jau brandaus amžiaus, turėdamas šeimą, gyvendamas Panevėžy ir norėdamas tiesiog įsigyti specialybę, ar tu atėjai iš karto po mokyklos. Tai dėl tų, kurie iš karto po mokyklos, nesu garantuota, kad jie čia pasiliks. Visi vis tiek ieškos kažkur tai kažkokio ar didesnio miesto, ar geresnių sąlygų. Na, o tie, kurie gyvena Panevėžyje, turi šeimas, aš manau, kad jie pasilieka. Tiesiog. Žvelgdama į save šiandien, ar jūs rinktumėte studijas Panevėžyje? Įsivaizduokit, šiandien jums 18 metų. Man 18 metų ir aš galvoju, kaip man greičiau pabėgti iš namų. Ar tai būtų Kaunas, ar Klaipėda, ar Vilnius, aš tikrai išvažiuočiau.
Ir aš visai suprantu jaunus žmonės, net ir paklausęs, tai tikriausiai susitikimuose su moksleiviais, kai klausia, kur tu nori, ką tu nori studijuoti, kokią specialią, kur stosi, populiarus klausimas, į Vilnių arba į Kauną. Juk renkasi miestą, o ne specialybę. Vieni atlaiko miesto vilionės, kiti pabuvę mato, kad miestas didelis, ne jiems grįžta atgal. Yra ir tokių, kurie įstoja į Vilniaus Kauno kolegijas, bet po metų apsisukę grįžta į Panevėžio kolegiją. Grįžta? Ko jiem ten neužtenka? Ko per daug? Mamos trūksta. Mamos trūksta. Kotletų mamos. Taip. Nežinau, man išvažiavus netrūko, buvo išgyvenimo momentų, kada kepdavom 3 bulves 3 kambariokiams, kada makaronus pigiausius pirkdavom, bet buvo ir labai gerų momentų. Tai tiesiog aš atlaikiau 5 metus. Gyvenot barake, bendrabutyje. Tai žinoma. O kaipgi kitaip? Man atrodo, va, aš irgi kažkaip šiandien dieną, kai pasižiūriu studentus, galvoju, kaip faina, kad jie gyvena tam bendrabutį, ar ne, ten kažkokių istorijų, parsiveža netgi iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo studentas, sako, mes čia iš šeimų pabėgam, ar ne, kažkokiom tai sesijom ir gyvenam bendrabutį, ir kaip čia yra faina dalintis, čia kažkas erzina, kažkas patinka, kažkas susitinka, ar ne, tų istorijų visokių. Nes aš pati savo mamos klausiu, kodėl aš negyvenau bendrabutį. Sako, tu nenorėjai. Sako, negali būti. Taip nebuvo. Nes šiandien labai norėčiau bendrabutį pagyventi, atrodo, ir paragauti to kitokio studentiško gyvenimo. Kaip mat, ar studentam užtenka to studentiško gyvenimo čia Panevėžyje? Man atrodo, kad turėtų užtekti. Nes kada, tarkime, vakare išeini iš teatro ir nori kažkur tai užeiti kavinę, ramiai išgerti kavos ar kažką tai užkasti, aš matau, kad vien jauni žmonės kavinėse ir visos kavinės pilnos, nėra kur nueiti. Tai kaip ir turėtų užtekti, bet galbūt kažkokiu tai klubų trūksta. Aš nežinau, ką pasakyti, jeigu reikėtų klausti jų pačių. Man dabar iš mano amžiaus aukštumų atrodo, kad turėtų užtekti. Kaip jiems atrodo, negaliu atsakyti už juos. Jūsų kabinetą puošia ne tik Bravo statulėlės ar ne apdovanojimų, bet ir dažnai pamatysi vieną kitą krūvelę, jeigu taip galim pavadinti, knygų. Taip. Esat knygų žiurkė? Žinoma, vienareikšmiškai. Aš esu Skandinavijos autorių mylėtoja, labai patinka detektyvai skandinaviški, labai mėgstu serijas tokias, kaip Nesbo, labai norvėgų autorių žinomas, Kepleriai, švedų autoriai. Tiesiog skaitau, paskui žiūriu filmus, irgi skandinaviškus detektyvus. Labai mėgstu biografinės knygas skaityti, kadangi man labai patinka Eltonas Džonas, tai aš jo biografiją esu perskaičius. Dabar man yra kažkoks blokas knygų užsidėjęs, aš tiesiog žiūriu serialus, nes per Netflixą labai gerų yra, tai tiesiog prie lovos. Dabar pabaigiau ką tik tai žiūrėti irgi pagal Nesbo, naujas serialas norvėgų sukurtas, tai ir dar vienas dalykas, aš tuo pačiu mokausi anglų kalbos, nes įsijungiu kartais subtitrus, jeigu tarkim, angliškas serialas yra, kai norvegiškas, tai aišku, kad subtitrai, tai man tikrai labai daug padeda žiūrėjimas filmų. O prie lovos dabar pas mane padėtos 4 knygos, kurios laukia eilės, nes aš įsivaizduoju, kad jeigu jos prie mano galvos, tai kažkas ateina man į galvą. Pradėjau skaityti Mylimi kaulai lietuvių autorės. Oi, tokios keistos knygos dar gyvenime nesuskaičius, bandau aš ją išlukštenti, pribaigsiu. Taip pat laukia Džono Lenono paskutinės gyvenimo dienos ir porą skandinaviškų detektyvų. Tai kažkaip bloką nuimsiu ir skaitysiu toliau. Ir kažkaip atsiras, aš šiemet irgi džiaugiuosi grįžus į tą savo hobį, vėl radus laiko knygai. Tai mano tas pastebėjimas yra, kad kokia graži lietuvių kalba ir vis tik lietuvių autorių knygos, jos kitaip skaitosi. Ten tiek žodžių randi, kurie yra primiršti, ne visai žinomi. Jos yra sudėtingos, neužtenka pasidėti knygą prie lovos. Neateina šitos pačios. Ne, šitos neateina ir reikėtų skirti laiką dienos metu skaityti, nes po darbo vakarinis tas skaitimas atsiguls į lovą. Būna taip, kad pati knyga pradeda kristi iš rankų ir tada iš ryto atsikėlęs galvoju, įdomu, kurioje vietoje aš sustoju, aš nebeprisimenu, ką
perskaičiau. Tiesiog lietuvių autoriams reikia atsidėti kokybišką laiką skirti skaitimui, nes tiesiog šiaip sau nesiskaito. Tai va, ta mano minėta Mylimi kaulai labai keista knyga. Aš priveikiu po 2-3 puslapius ir vis dar nesuprantu knygos viduryje, būdama apie ką jinai. Gali būti, kad reiks pradėti iš naujo. Taip, užvadžiu vėl iš pradžių, ar ne, kol ta knyga ateis. Tai taip, tai aš rekomenduočiau iš lietuvių autorių detektyvų, pradėjau skaityti dabar Ginę Viliūnę. Irgi lietuvius apie Vilniaus istoriją, detektyvai irgi, tai labai esu pasižymėjus Goodreads'o programėlį, kad noriu ją perskaityti, tai kažkada perskaitysiu, tikrai. Kažkada, tai labai. Aš turiu labai daug knygų namuose ir aš visą laiką būdavau tokia, labai godi ir galvodavau, niekam neduosiu, prisikrausiu pilnas lentynas, nes kada aš gyvenau su tėvais, pas mus ateidavo kaimynė, tokia biški ilgesnio liežuvio ir paskui išgirdom tokias kalbas, kaip biednai ta mokytoja gyvena, nes pas ją ne krištolas, o knygos vien tik tai sudėtos. Tai man va toks iš principo, kad reikia tų knygų. Dabar aš jau nebesilaikau tų knygų tiek prisikrovus, dalinuosi su kitais, todėl kad supratau, kad tiek daug gerų ir naujų išleidžiama, kad tai, ką aš laikau namuose, jos tik tai dulkės renka ir aš antrą kartą jų tikrai neskaitysiu. Bet taip ir sakoma, pinigai ir knygos turi keliauti iš rankų į rankas, tokia jų paskirtis. Bet šiaip hobis yra be proto brangus. Reikia naudotis įvairiomis platformomis įmanomomis ir BookSwap platforma ir Sena LT, nes kitaip tai pusės atlyginimo neužteks. Na, turbūt dar vienas hobis, kurį matom ir pastebim visi. Šiandien kolegų klausiu, ką žinot apie Dalę? Sako, taigi Dalia močiutė. Čia, man atrodo, hobis numeris 1. Čia žinokit, kaip 2 statulėlės tos metų kirvė ir metų dėstytoja. Turiu 2 statulėlės. Labai norėjau, kad viena iš jų būtų mergaitė, dėja turiu 2 berniukus, anūkus, bet aš susitaikiau, man labai patinka ir su berniukais bendrauti. Čia mano širdis. Gal dar turėsit pagranduką, kada kurį galėsit. Matot, kalbant apie šiuolaikinį jaunimą, kalbant, tai jeigu būtų sociologinė apklausa, ir jų paklaustų, kiek norėtumėte turėti vaikų, tie, kurie turi vieną vaiką, sako, jau turiu tiek, kiek planavau. Tai pas mane tas atvejis, manau, kol kas bent jau. Bet čia močiučių darbas yra tas, kur. Taip, bet pabadyti šakutę. Suprantat, šiais laikais nebegalime spausti jaunų žmonių ir sakyti, kada tu čia padovanosi man anūką ar anūkę. Taip nebėra, taip nebevyksta gyvenimas. Tiesiog mes negalim iš jų reikalauti susituokti, nes jauni žmonės erzina. Ir jums sekasi tai, nesaky dar vieną kotletuką, kada vestuvės ir antras? Man sekasi. Tiesiog sekasi, nes aš supratau, kad spaudimu nieko nepadarysiu. Galiu tik atitolinti nuo savęs vaikus. Aš tyliai ramiai stebiu iš šalies. Jeigu neprašo patarimo, tai nedalinu į kairę ir į dešinę, neauklėju. Jeigu mano vaikai nustatė, kad taip turi auklėti savo vaikus, tai vadinasi, aš susitaikysiu, nors tikrai ne visais klausimais sutinku, bet tai yra jų vaikai, ne mano. Auksinė mama ir Anyta prieš jūsų akis, Dalia. Dalia, ir dėstytoja tokia gera, ir nespaudžia. Aš ne Anyta, aš uošvė. Uošvienė, gerai. Turiu labai gerus žentus, labai gerai sutarėm. Jeigu kartais reikia, tai mano jaunesnės dukros žentas sako, kas mane ant kelių palaikys, sakau, sėsk, aš palaikysiu. Visada, ar ne? O tai sakykit, ar tokia pat auksinė ir dėstytoja esat? Nespaudžia knygų skaityti? Ne, aš nespaudžiu, aš skiriu netradicinės užduotis. Studentams patinka. Tai kas iš to, kad tu iškalsi vadovėlinę tiesą? Reikia tą tiesą sugebėti pritaikyti gyvenime. Svarbiausia yra žinoti, iš kur paimti informaciją. O mokytis mintinai, kalti kažką tai. Su ta gražia nata šiandien ir baigsim. Tai ačiū labai, su mumis kalbėjosi šiandien Dalia Urbonienė. Ačiū, Viktorija. Užsukit visada, Dalia, žino visas paslaptis, kaip įstoti į kolegiją, kaip pasiruošti, kaip užpildyti ir ką pildyti. Ir kaip gyventi, studentišką gyvenimą. Ir kaip gyventi. Čia šiaip turbūt ir kolegom reikia palinkėti užėjti, kad žinotų, kaip būti gerom žmonom, mamom ir uošvienėm. Gerai, ačiū Jums labai ir iki.